Taip, iš tikrųjų, Argis Pro turi daugybę įvairių funkcijų, daugybę įvairių įrankių, tačiau tikrai kartais ne visada žinome, ką konkretus įrankis atlieka arba kur tą įrankį galime surasti. Ir čia tam gali mums pagelbėti Argis Pro asistentas. Šiuo atveju žemėlapyje turime Gardelių sluoksnį Lietuvos teritorijoje ir taip pat Lietuvos geologijos tarnybos teikiamus potencialios taršos židinių duomenis, kuriuos tiesiog paprastai galime įsikelti į žemėlapį tiesiai iš gyvojo pasaulio atlaso. Dabar duokime asistentui užduotį, kurioje mes paprašysime, jog jis apskaičiuotų, kiekgi tokių potencialių taršos židinių yra kiekvienoje toje gardelėje, nes vėliau galbūt tos duomenis norėsiu naudoti vizualizacijoje ar kažkokiuose tolimesniuose analizės procesuose. Na ir asistentas automatiškai man iškviečia reikalingą įrankį su jau atitinkamai užpildytais parametrais. Įrankiai tiesiog paleidžia tam, kad būtų sukurtas naujas rezultatas. Tai iš esmės bus naujas duomenų rinkinys, tai yra tos pačios gardelės, tačiau jos jau turi savyje informaciją apie tai, kiek tų taršos židinių šioje vietoje yra. Na ir tokiu būdu, tiesiog naudojant natūralią kalbą, bendraujant su asistentu, mes jo galime prašyti vykdyti tolimesnius veiksmus. Pavyzdžiui, atvaizduoti gardelės skirtingo dydžio simboliais, priklausomai nuo to, kiek taršos židinių juose yra, pakeisti jų spalvą, pakeisti formą ir rezultate turėti štai tokius ar panašius suminius duomenis. Kaip matome, asistentai supranta ir lietuvių kalbą, tačiau bet kokiu atveju, norint gauti tikslesnį, greitesnį, logiškesnį atsakymą, kaip ir bet kuriuose kituose asistentuose, rekomenduojama naudoti anglų kalbą. Svarbu ir tai, jog Argis Pro asistentas jis ne tik vykdo tam tikrus funkcinius veiksmus, bet jis taip pat gali sugeneruoti programinį kodą Pythono kalba. Sakykime, galbūt aš esu įmonėje duomenų bazių administratorė ir tam, kad užtikrinčiau bendrai visos sistemos našumą, efektyvų resursų paskirstimą, man labai yra svarbu žinoti, kasgi tose duomenų bazėse yra. Taigi, davus užklausą asistentui, kad jis sugeneruotų kodą, kuris tam tikroje duomenų bazėje nuskaitytų elementus su tam tikrais parametrais, gauname tą kodą, kurį nusikopijavę ir tiesiog paleidę notebookų aplinkoje turime rezultatus, kur matome visą elementų sąrašą esantį duomenų bazėje dominančioje, geometrijos tipą, įrašų skaičių bei informaciją apie erdvinius indeksus. Na ir štai šiuo atveju, tarkime, matome, kad vienas sluoksnis visiškai neturi jokių įrašų, o daugiausia įrašų turintis sluoksnis neturi erdvinio indekso, kuris labai yra svarbus greitesniam duomenų atvaizdavimui žemėlapyje. Tai tokiu būdu štai matome, kad šitas vietas reikia duomenų bazėje mums peržiūrėti. Toliau keliaukime prie Argis Online ir pasižiūrėkime, kaip veikia Arcade asistentas. Šiuo atveju žemėlapyje turime gyvenamųjų teritorijų vietovės, kurias identifikavus iškylančiame lange tiesiog matome konkrečios gyvenvietės pavadinimą. Taip pat turime ir išduotų statybos leidimų duomenis iš gyvojo pasaulio atlaso. Dabar pabandykime papildyti gyvenviečių iššokantį langą ir tą pabandysime padaryti asistentui, duodami užduotį sugeneruoti Arcade išraišką, kurią ir vėliau panaudosime, kuriant ir konfigūruojant iškylantį langą. Būtent šioje išraiškoje paprašau apskaičiuoti, kiekgi tokių potencialių, kiekgi tiksliau išduotų leidimų yra gyvenvietėse, kad apskaičiuotų jų pokytį ir rezultatą pateiktų pagal metus lentelės pavidalu. Na ir gavę išraišką bei įkėlę ją į iškylantį langą, galime štai gauti štai tokį panašų rezultatą, kur turime metus, išduotų leidimų skaičių ir jų pokytį. Toliau turime žemėlapį, kuriame yra vaizdų paslauga su vėjo krypties ir greičio duomenimis. Dabar ši konkrečiai paslauga yra atnaujinama naudojant Pythono kodą notebook aplinkoje.
Aš asmeniškai nesu programuotoja, todėl suprasti, ką visas ar kažkokie konkretūs fragmentai to kodo generuoja ir daro, man yra labai sunku, todėl galiu tiesiog paprašyti asistento, jog jis paaiškintų tam tikrą kodo fragmentą. Ir rezultate mes turime paaiškinimą visiems žmonėms suprantamą natūralia kalba, jog tam tikras kodo fragmentas šiuo atveju paima rastrus, įkelia juos į mozaikos duomenų rinkinį ir taip pat šalia turime ir detaliai paaiškintus visus veiksmų parametrus, kuriuos atlieka būtent tam tikras dominantis kodo fragmentas. Toliau, ArcGIS asistento, mes notebook asistento, taip pat galime paprašyti, jog jis pats mums sugeneruotų kodą Pythono kalba. Tarkim, galbūt savo paskyroje turiu daug įvairių elementų, žemėlapių, aplikacijų, kurie yra vieši ir norėčiau sužinoti top 5 daugiausia peržiūrų turinčius elementus. Na ir paprašęs asistento atlikti šią užduotį, jisai pateikia kodą, kurį mes jau galime panaudoti ir jį panaudoję gauname štai rezultatą, kur šalia kiekvieno top 5 elemento pavadinimų taip pat matome ir jų peržiūrų skaičių. Na ir pabaigai pažiūrėkime, kaip naudojant natūralią kalbą galime duomenis tyrinėti arba kitaip sakant juos analizuoti. Tai šiuo atveju turime eismo įvykius Kauno miesto savivaldybėje iš savivaldybės atvirų duomenų portalo ir pabandykime šiuos duomenis paanalizuoti tiesiog dirbtiniam intelektui duodant paprastą užduotį. Pavyzdžiui, išrink eismo įvykius, kuriuose dalyvavo vienas arba daugiau neblaivių asmenų. Ir asistentas pateikė mums atsakymą, kad štai šiuo atveju dalyvavo buvo iš viso 79 tokie eismo įvykiai, plus pateikiamos papildomos įžvalgos. Arba galime paprašyti, kad apskaičiuotų, kiek eismo įvykių nutiko 25 metais ir sugrupuotų juos pagal tipą. Ir štai vėlgi turime rezultatą. Svarbu ir tai, jog apačioje mes matome visus veiksmus, kuriuos dirbtinis intelektas atliko už mus tam, kad mums pateiktų tą rezultatą, kurio prašome.